Pavasaris – visokiojopo atgimimo metas. Svarbu nepamiršti, jog kartu su gamta atbunda ir erkės. Kylant termometro stulpelį, su savo keturkojais draugais vis daugiau laiko leidžiame lauke. Tad būtina neprarasti budrumo ir pasirūpinti tinkamą augintinių apsaugą nuo erkių. Tam, kad pavasaris neapkarstų, kartu su veterinarijos klinikos Dr. Vet gydytojais dalinamės naudingais patarimais, kuriuos atėjus erkių sezonui privalo įsidėmėti kiekvienas keturkojos savininkas. Po žiemos erkės aktyviai ieško maisto ir dažniausiai būna aptinkamos tankiai apaugusiuose miškuose, laukuose, parkuose, taip pat ir miesto teritorijose. Būtent ten, kur įprastai ir keliaujame pavedžioti savo šunis. Patekusios ant gyvūno kailio jos renkasi minkštas, mažesnio judrumo vietas – pažastis, kulkšnis. Naminiams gyvūnams dažniausiai fiksuojamos tokios erkės sukeliamos ligos kaip babeziozė, anaplazmozė, erlichiozė bei Laimo liga. Pagrindiniai simptomai – bendras implumas, karščiavimas, apatija, apetito praradimas, viduriavimas ir svorio kritimas. Esant Laimo ligai gali išsivystyti taip pat ir sąnarių uždegimas, vaikščiojimo sutrikimai, gyvūnas gali pradėti šlubuoti. Siekiant kiek įmanoma labiau apsaugoti nuo erkių sukeliamų ligų, rekomenduojama iš anksto pasirūpinti kelių rūšių apsaugos priemonėmis – antiparazitiniais lašiukais arba purškalais arba specialiomis tabletėmis. Pasivaikščiojimams rinkitės labiau sausas, gerai prižiūrimas bei nušienautas vietas. Pastebime, kad šeimininkai neretai imasi priemonių, kurios nėra veiksmingos, naudoja įvairius eterinius aliejus ar itin dažnai maudo gyvūną. Tokiu atveju pašalinami riebalai, kurie yra naudingi gyvūno kailiui, todėl gali kilti ir įvairių odos uždegiminių ligų, taip pat gali oda ir išsausėti. Po pasivaikščiojimų nepamirškite gerai apžiūrėti augintinio. Pastebėjus erkę, ją ištraukti reikia nedelsiant, tai galima padaryti su specialiu pincetu, suimant erkę ir išsukant ją į bet kurią pusę. Po įkandimo vietą reikia patepti antiseptinėmis priemonėmis. Visgi, jeigu pavojaus išvengti nepavyko ir pastebėjote pasikeitusi gyvūno elgesį bei suprastėjusią savijautą, kuo greičiau kreipkitės į gydytoją. Tai padaryti kviečiame mūsų veterinarijos klinikoje Dr. Vet, kurioje suteiksime visą reikiamą pagalbą bet kuriuo paros metu.